Labas visiems, su jumis Birutės efektas. Aš Ignas Bakėjus, čia Alanas Zeranovas, mes My Hero. Šiandien jūsų laukia pirmoji savaitė, penktadienis, tai yra jūsų trečioji treniruotė ir šiandien mes stiprinam liemenį. Mes tai pavadinom liemens stipruotę. Taigi, ką jūs šiandien darysit? Jūs darysite 8 pratimus, kiekvienas pratimas truks po 1 minutę ir jūs darysite taip 3 ratus. Tarp ratų mes turime 45 sekundžių pertrauką. Pirmasis jūsų pratimas, kuris truks 1 minutę, tai yra kojų laikymas gulint ant nugaros. Taigi Alanas gulasi ant nugaros, akcentuojama yra rankų padėtis, Alanas čia daro sunkiau, kulnai šiek tiek pakelti į žemę, kojos šiek tiek į priekį palinkusios, pečių juosta pakelta nuo žemės ir smakras yra neprispaustas prie krūtinės, o čia turėtų tilpti kumštis. Tai čia yra pati sudėtingiausia šio pratimo versija. Ir taip jūs turėsite išgulėti 1 minutę. Kai daryti lengviau, jūs guldote rankas ant žemės, jūsų keliai šiek tiek pritraukiami arčiau. Jeigu jums yra per sunku ir jums tempia kaklą, jūs visada galite paguldyti pečių juostą ant žemės, bet esmė yra, kad neišsiriestų jūsų nugarą. Todėl pilvo raumenų pagalba jūs spaudžiate nugarą prie žemės. Jeigu jums yra per sunku, jūs visada galite pasilaikyti už pakinklių, pailsėti kelias sekundės ir dirbti toliau. Antrasis pratimas, kurį šiandien atliks Alanas, tai yra lenta. Tradicinė, visų mėgstama, visų mėgiama lenta. Kad jinai būtų efektyvi, jūs turėtumėte sutraukti sėdmenis, užfiksuoti klubus į vidų, neišriesti nugarą, o užfiksuoti vidų, jūsų kojų pozicija, nesulenkti keliai, ištiestos kojos ir jūsų galva nenukabinta žemyn, neužlaužta per daug į viršų, o viena tiesi graži juosta. Ir taip laikot minutę laiko. Jūsų trečiasis pratimas tai yra klubų kėlimas gulint ant nugaros. Taigi, jūsų rankos ant žemės, kojos gražiai, pėdos tvirtai stovi ant žemės ir jūs keliat klubus į viršų, išfiksuojat sėdmenis, kiek galite įtempėt. Akcentuojamas yra kvėpavimas. Alanas iškvepia tuo metu, kai sutraukia sėdmenis, įkvepia, kai yra ant žemės. Jūsų pečių juosta prispausta prie žemės. Gerai? Ketvirtasis mūsų pratimas yra žvaigždė. Vieniems jis patinka, kiti jo nekenčia, bet tai yra labai efektyvus pratimas. Taigi, akcentuojam. Gražiai padėtos kojos. Nepalaikot ant pirštų galų va šitaip, nuleidžiat pėdas ant žemės. Toliau klubai. Nesusmukę žemyn, o pakelti į viršų. Laikotės čia. Toliau ranka tiesiai sueina į petį, smakras pakeltas į viršų, žiūrit per pirštų galus į lubas. Kaip daryti sunkiau, jūs galite sudėti koją vieną ant kitos, tai jau yra šiek tiek sunkiau. Kaip galima daryti lengviau, jūs kišat koją po savim, klubų nenumetat žemyn, nes labai dažnas daro klaidą numesdamas klubų žemyn ir stovėdamas taip, jūs kaip tik keliat klubus į viršų, rankos, galva, pirštų galai išlaikoma lygiai ta pati pozicija, šitą koją jom padeda laikyti atramą. Šis pratimas atliekamas po 30 sekundžių. Vienai pusiai, tai yra atrama jūsų su viena ranka ir koja, ir kitai pusiai pakeičiant tai. Penktasis jūsų pratimas tai yra klasikiniai atsilenkimai. Taigi, akcentuojam. Kojo padėjimą, pėdos pasideda ant žemės, nugara prispausta. Delnais jūs nesukryžiuojat rankų, o tiesiog laikote čia gražiai už pakaušio ir kai kylat į viršų, jūs iškvepiat. Va, matot, Alanas kelia smakrą į viršų, jisai nerečia galvos į priekį ir nesirečia pats į kamuoliuką. Kyla, iškvepia, leidžias atgal, įkvepia. Kyla, iškvepia ir tuo metu, kai jisai kyla, jisai sutraukia pilvo raumenis maksimaliai. Ir šitaip gražiai lėtai darydami jūs tikrai pasieksit puikių rezultatų. Šeštas pratimas – pulsavimai gulint ant pilvo. Taigi Alanas gulasi ant pilvo, rankos prie smilkinių, kojos pakeltos ir jisai pulsuoja. Hop, hop. Tiek viršutinė kūno dalis kilnojasi, tiek kojos kilnojasi. Taip. Ir štai mes dirbame nugaros raumenim. Sėdmenys visada įtraukti, mentis užfiksuotos ir pulsuojat minutę laiko. Kaip jūs galite savo palengvinti šitą pratimą? Tai galite nuleisti kojas ant žemės, kilnoti ir pulsuoti tik viršutinę kūno dalį arba atvirkščiai. Jūsų viršutinė kūno dalis ant žemės, jūs kilnojate tik kojas, bet įtempėt sėdmenis, vėlgi jūsų apatinė nugaros dalis vis dar dirba. Pagrindinė klaida, kurią daro didžioji dauguma sportuojančių, jie bando viską padaryti per stipriai išsiriesdami į viršų, per daug, per greitai. Lėtai, gražiai, kokybiškai.
Septintasis jūsų pratimas yra klasika. Tai yra dviratukas, arba dviratis, arba bicycle, arba kaip jūs norite tai vadinkite. Koja, alkūnę paliečiu ir keičiu kiekvieną kartą. Kita koja, kai mano išsitęsia, jinai yra visiškai tiesi. O ten aš liečiu kelią su alkūne. Jeigu jums to nepavyksta padaryti, jūs visada galite tai palengvinti. Jūs tiesiog nuleidžiate kojas, priešinga ranka, priešingą kelį liečiate ir darote lengvai. Jūsų iškvėpimas yra tuo metu, kai jūs paliečiat su alkūne kelį. Paskutinis jūsų pratimas yra raketa, sutraukiant ir atpalaiduojant nugaros raumenis. Jūsų delnai žiūri į lubas. Jūs sutraukiat sėdmenis, apatinę nugaros dalį, viršutinę nugaros dalį, kojos pakyla, delnai pradeda žiūrėti į vidinę šlaunų dalį. Vėl nusileidžia žemyn ir vėl laikot ir vėl atgal. Jūsų laikymas trunka tikrai neilgai, apie porą sekundžių. Jūs atsipalaiduojat ir vėl kylat į viršų. Atsipalaiduojat ir vėl kylat į viršų. Treniruotė eina į pabaigą ir mes darome atsikvėpimą. Tai pirmasis pratimas, kurį Alanas dabar darys, tai yra kūdikio poza. Dar kitaip sakoma, vaiko poza. Tai yra atsisėdama žemyn, kulnai ant žemės, tempiasi pėdos, prasitempia blauzdos, šlaunys, spaudžiama pečių juosta prie žemės, krūtinė padėta ant žemės, pirštų galai įsitempia į priekį ir yra tempiamasi, kaip matote, visas kūnas. Gerai, antrasis pratimas, Alanas tiesiai iš ten neria į kobrą, akcentas yra kojos nuleistos ant žemės, klubai spaudžiami žemyn, rankos tiesiai ir Alanas išlaiko gražią kaklo formą. Trečiasis pratimas, Alanas keliauja į šuns pozą, jisai padėjo kojas ant pirštų galų, taisyklingai yra padėti kulnus ant žemės, išlaikyti kojas tiesias, kelti klubus į viršų, su rankom atsistumti nuo žemės ir spausti nugarą mentis į vidų. Ir šitaip išlaikyti, kiek jums patogu. 10 sekundžių, 15 sekundžių. Ir paskutinis pratimas, tai yra atsikvėpavimas. Gilus įkvėpimas ir iškvėpiant Alanas. Nusileidžia ir dar kartą įkvėpia ir iškvėpia. Jūs taip galite daryti keletą kartų. Atsikvėpimui skirkite šiek tiek ilgiau laiko. Nuo 3 iki 5 minučių. Kiekvienam pratime praleiskite po 30-45 sekundės ir tokiu būdu atsipalaiduosite. Ir su šia Element stipruote baigėsi jūsų pirmoji savaitė. Su tuo mes jūs ir sveikinam. Puikiai padirbėjot.